Sveiki, mėlyjeji. Artėja pačios gražiausios ir nuostabiausios metų šventės, Kalėdos, artėja nauji metai. Ir tai yra tas laikotarpis, kai mes visi apmastome savo praeitus metus, įvertiname rezultatus, įvertiname, ką pasiekėme, kas mums pavyko, kas nepavyko, apverkiam galbūt savo problemas kažkokias ir paliekam jas praeitie. Ir koncentruojamės į naujus metus, į naujus tikslus, į naujus norus, į naujas svajones. Kadangi aš esu sąmoningo svajojimo mokytoja ir daugybę metų jau žmonės mokau svajoti sąmoningai ir dirbti su įvairiomis realybės valdymo technikomis, kad gauti norimą rezultatą. Tai noriu su jumis prieš šitas gražias šventes pasidalinti vieną tokią savo ypatingai mėgstamą tokią realybės valdymo techniką, kurią aš pavadinau 10 stebuklingų vokų. Ir žinokit, kiekvienais metais aš prieš naujus metus ją atlieku ir po to metų pabaigoje aš būna net ir pamirštu tos vokus ir išsitraukus ir aš pamatau, kad iš tikrųjų pavyko, daug kas materializavosi, apie 80% to, ką surašiau, ką norėjau, tas materializuojasi. Tikiuosi, kad ir jums tai bus ir jeigu jūs, aišku, nepatingėsite, padarysite, kažkam iš jūsų galbūt šitą techniką pasirodys kažkokia tai galbūt visiškai nesąmonė, sakysite, kokie čia briedai, ką čia tada Vainienė moko, ką čia daryti, kažkokias tai, kažkokie tai marazmai. Kažkas pasidžiaugsite ir sakysite, kaip faina, kažkaip įdomiai, galima pažaisti, va su tais norais, su ta realybės valdymu ir kažkaip tai pasižiūrėti galbūt į savo norus ir svajones kitų rakursų, kitų kampų. Aš tai visą laiką už tai, kad žiūrėti gyvenimą džiaugsmingiau, pozityviau, žaisti su gyvenimu, žaisti su visata, žaisti su savo norais. Nebūkime tokie susireikšminę, kažkokie tai labai tokie rimti, pažaiskime. Ir tai va ta technika, kurią šiandien aš jums pasiūlysiu, tai yra toksai pažaidimas su savim ir su visata ir su savo norais. Kogi jums reikės, mylėjai? Jums reikia turėti 10 vokų. Vat aš kaip tik pasiruošiau 10 vokų. Aš dar pati nedariau, bet va dabar kaip tik ruošiuosi tą padaryti, tai ir jūs kviečiu. Pasiruošėte 10 vokų. Taip, reikės būtent 10 vokų. Norite, galite daugiau, galite 12, galite 15, galite 5. Jeigu turite tik tai 5 norus, tai galite 5 vokus pasimti. Dirbsime su 10 norų. Ir materialių norų jums reikia. Materialių norų. Tai yra, pavyzdžiui, kažką jūs galbūt norite įsigyti. Ar kažkokį tai daiktą. Ar daleiskim kelionę. Ar dar kažką tai. Tai va, tai 10 materialių norų. Rekomenduoju juos prieš tai susirašyti ant lapo. Ir dar labai rekomenduoju paimti kiekvienam norui kažkokį tai gražesnį popieros lapą. Aš, pavyzdžiui, pasiruošusi esu tokius lapelius ir išsamiau tą norą susirašyti. Pavyzdžiui, jeigu jūs ant voko rašysite naujas automobilis, taip, naujas, jūs, pavyzdžiui, norite naujo automobilio. Užrašot naujas automobilis. Bet, kad visata žinotų, ką jums reiškia tas naujas automobilis, taip, jums reikia paimti lapą popieriaus ir apsirašyti, kokio jūs to automobilio norite. Susirašyti jo kriterijus. Taip, kokia spalva, kokia markė, kokių metų senumo, ar visiškai naujas iš salono, koks tas automobilis. Bet ko nerašote, tai nerašote, iš kur jūs jį gausite, kaip jūs, pavyzdžiui, įsigysite, ar jums kažkas padovanos, ar kažkaip. Jūs tiesiog parašote mano nuosavas automobilis. Taip? Bet ant šito lapo dar kartą pakartosiu. Jūs paimate ir surašote išsamiau, kiek įmanoma išsamiau, koks tai sportinis automobilis, ar tai visureigis, ar tai koks tai automobilis, taip, kuo išsamiau. Bet visiškai ne jūsų reikalas, kaip jūs gausite tą automobilį. Ar jums kažkas padovanos, ar jūs būsite priverstas pats eiti saloną pirkti ir taip toliau. Jūsų užduotis pasiųsti užsakymą visatai. Tai dabar, reiškia, kokia esmė? Reiškia, čia rašote, pavyzdžiui, nuosavas automobilis, taip. Čia aprašote pilnai, išplėstinai, kokio jūs automobilio norite. Tada, kai jūs aprašysite, jūs
sulankstysite savo tą aprašymą, jį įdėsite į voką, taip į voką ir ką jums dar reikia padaryti. Labai svarbus momentas. Į tą voką taip pat reikia įdėti kupiūrą. Kokio dydžio kupiūrą dėti, tai jau priklauso nuo jūsų, kokio norite. Aš tai visai kad taip darau. Jeigu tai yra kažkoks brangesnis ir didesnis pirkinys, tai tada dedu ten didesnę kupiūrą. Galima ar ten 100 eurų, ar 200, jeigu norite, ar 500 įdėti. Bet nerekomenduoju dėti didelių sumų, nes paprastai dažniausiai žinau, kad žmonės būna taip, kad įdeda didelę pinigų sumą ir po to sako, kad pritruko pinigų, paėmiau ir išėmiau. Tai kad taip neatsitiktų, dėkite geriau mažesnės sumas. Tai pavyzdžiui, dedu čia 20 eurų. Ir taip darau su kiekvienu voku. Čia, pavyzdžiui, toliau užrašau ant kito voko kelionę į Maldyvus, pavyzdžiui. Taip. Irgi aprašau, galbūt kaip aš įsivaizduoju, kokia tai kelionė, kad tai ten saugi, harmoninga, su, pavyzdžiui, mylimu žmogum, ar tai yra poilsinė, ar viena keliauju, ar kaip noriu, maždaug kaip įsivaizduoju, kokia tai yra kelionė, bet irgi nieko nerašau, kad ten, pavyzdžiui, nusiperku pati, ar ten, ar kažkaip, palieku visatai nuspręsti, kokiu būdu pas mane ta kelionė ateis. Ryškias imu dar vieną lapą, prirašau jį, vėl lakstau, dedu į voką ir įdedu kupiūrą. Tai mes, ryškias, turime turėti, va taip surašytų 10 vokų ir 10 kupiūrų turime įdėti tuos vokus. Ir ką toliau darome? Toliau mes tiesiog tos vokus kažkur pasidedam, kažkokiai garbingoj vietai, kaip aš sakau. Ir laukiam. Rekomenduoju kiekvieną mėnesį, visus sekančius metus išsitraukti, perskaityti, ką parašėte, ko norite. Galite papildyti, galbūt kažkokių tai naujų minčių kils, kaip jūs to nenorėtumėt. Galbūt automobilio norėsite jau kitokio, kažkokio pasikeis jūsų nuomonė. Jūs galite pataisyti, papildyti, bet kiekvieną mėnesį įdedate dar papildomą kupiūrą. Tai reiškia, jeigu va čia jau yra 20, pavyzdžiui, galiu vėl dadėti 10. Taip, ir kiekvieną voką dar vis įdedu po kupiūrą. Ir taip kiekvieną mėnesį, reiškia, jūs taip dar 12, ar kiek čia 11 kartų, kaip čia jums gal 12 iš visą kartų dėsite tas kupiūras. Ir kažkas iš jūsų sakysit, kokia nesąmonė, tai prisidėsiu ten pinigų, už tos pinigus ir nusipirksiu. Žinot, jeigu tai yra, pavyzdžiui, butas, vila prie ten kažkur tai prie ežero, arba dar kažkoks brangus pirkinys, tai ten daug reikės įdėti, taip? Bet jeigu tai yra kažkoks smulkus pirkinys, materialus kažkoks daiktas, taip, tai jums, aišku, tai gali būti labai lengva ir labai paprasta. Galite tai labai lengvai materializuotis, tikrai taip, jūs galite atsidaryti voką, apsidžiaugti orą pinigų ir nueiti ir nusipirkti. Kažkas tai juokais man yra sakęs, kad šita technika tai yra labai geras pinigų kaupimo būdas kažkokiems tai harmoningiams, norimiems tikslams. Bet šita technika ne apie tai. Čia yra apie tai, kad pinigų energija yra nukreipiama į tikslą. Jūs tokį paleidžiate kaip ketinimą, kad jūs norite šito daikto ir jūs esate pasiruošęs jau tą daiktą priimti, gauti, įsigyti. Jūs jau ne tai, kad norėti, bet jūs jau paleidžiate tikrą norą. Tai jums belieka sugalvoti 10 norų, juos išsamei aprašyti ir kiekvieną voką taip užpildyti, padaryti, paruošti ir pasidėti ir laukti jūsų norų išsipildymo. Tikrai, bent jau man asmeniškai, kaip jau ir minėjau pradžioje, apie 80% norų išsipildo, bet jeigu tai yra koks nors labai stambus pirkinys, tai tenka tą voką kitais metais atidėti galbūt ir kitiems metams, taip, bet ten vėl dedu, reiškia, jeigu tai jau 2 metai eina, ten toliau ir dedu tas kupiūras. Ir tikrai būna labai malonu metų pabaigoje, kai darai kažkokius tai jau ten savo tų norų išsipildymo apžvelgimo rezultatus ir kai pamatai, kad tikrai tie norai pildosi, tai būna labai miela ir malonu. Taigi, kviečiu visus sužaisti šitą norų užsakymo žaidimą, pasinaudoti šitą realybės valdymo techniką
ir pritraukti į savo gyvenimą kitais metais norimus dalykus. Visa širdimi jums to linkiu. Ir jeigu kas nors neaišku, klauskite komentaruose, rašykite, paaiškinsiu plačiau, dar pridėsiu papildomą prašymą. Ir linkėdama jums gražių švenčių, atsisveikinu su jumis iki kitų kartų.